Labas, Jurgita. Labas, Kaip labas. gera vėl su tavim bendrauti. Labai laukiu mūsų pašnekesio. Ir šiandien pasikalbėsim dar vieną labai aktualią moterims tema. Tai yra, o kaipgi man išsirinkti šampūną? Dažnas klausimas. Pagal ką mes tai darom? Pagal plauką, pagal galvos odą, ko ieškoti sudėtyje, arba kaip teisingai plauti galvą, kokį šampūną pasirinkti dažytam plaukui, blondiniai, dar kažką. Tai aš žinau tavo ekspertiškumą ir aš besąlygiškai tavim tikiu, kad pasakysi visą tai, kad tu jau žinai. Tai klausiu tavęs, kokia tavo nuomonė? Mums kaip kirpėjams tikrai atrodo, kad visi viską jau žino, žinai. Ir atrodo, jau senai labai socialinėse tinkluose yra, kad plaukiam su šampūnu galvos odą, o ne plaukus, tai čia yra tikrai ta teisybė ir ačiū Dievui, kad apie tai visi pradėjo kalbėti jau garsiau, tai tikrai šampūnas yra skirtas galvos odai. Nes jau mes, kai skalaujam vėliau šampūną, per visą plauko ilgį vis tiek nubėga tas šarminis vanduo, jisai tikrai padaro savo darbą. Aš aišku visada rekomenduoju, jeigu mes planuojam užsidėti giliai maitinančią kaukę, ta prasme, tikrai rimtesnė kaukė, kur parašyta palaikyti, tarkim, apie 10 minučių, tai reiškia, jau jinai tikrai eis lėčiau į plauką, bet jinai eis giliau. Tada rekomenduoju jau išplauti ir plaukus gerai, kad kiek įmanoma atidaryti žvynelį, išvalyti likučius visų produktų, aliejų, kaupinimų, skalaujamų kondicionierių. Tada gerai yra viskas tvarko išplauti ir plaukus. Bet jeigu kasdieniniam naudojime, tai tikrai labai atkreipti dėmesį, kokį šampūną renkamės galvos odai. Nu, puikiai. Labai geros įžvalgos, labai taiklus patarimai. Iš tikrųjų labai svarbu gerai paruošti plauką prieš, tarkim, rambulytės, taigi klientės mėgsta visokias naudoti kartais. Kad labai gerai išplauti, tas plaukas neturi pasidaryti toks šerkšiantis. Tikrai išvalytas, tada mūsų kaukė. Jurgita, čia yra normalu, ar ne? Kai sako, man po šampūno išplovimo atrodo, kad braška plaukai. Taip ir turi būti. Puikumėlis. Taip ir turi būti. Bet aišku, sakau, kasdieniniam naudojime, jeigu mes naudosim tokius stipresnius šampūnus, su aukštesniais pH, tarkim, tai išsausins galvos odą laikui bėgant ir labai greitai įsiplaus spalva, tarkim, blondinukėm, raudonplaukiam, kuperiukam, rudiem gražiai atspalviam, tai labai svarbu, ką mes renkame. Tarkim, dabar kasdienis šampūnas, arba būna ir dažytiem plaukam specialų šampūnai, arba jautriai galvos odai. Tai šitie šampūnai dažniausiai būna su žemesniu pH, tai jie skirti dažniam naudojimui ir neišplaus taip greitai spalvos. Kadangi daug tikrai moterų šiai dienai yra dažytais plaukais, tai yra labai aktualu. Taip. Bet jeigu jūs, tarkim, iš pakirpėjos, iš salono, iškart nusipirksit šampūną nuo Pleiskano arba riebiai galvos odai, tai nenustebkit, kad labai greitai jūs prarasit ir blizgės, ir spalvą. Ta prasme, tokią, kokią jūs galėtumėte išvaikščioti ilgiau. Bet jeigu turit rimtas problemas, tai išsigydyti problemą ir tada vėl naudoti kasdieninius arba skirtus dažytiem plaukam šampūnus arba jautriai galvos odai. O kaip tu dabar, Jurgita, galvoji, toks ekstra klausimas man iškilo, plauti vieno plovimo metu vieną kartą ar 2 kartus, kiek kartų plauti vieno plovimo metu ir ar galima naudoti, pavyzdžiui, su kasdieniu išsiploviu, tada su nuo Pleiskano išsiploviu to paties plovimo metu. Ką tu apie tokią patirtį gali pasakyti? Šiaip, kad jeigu jau plauni galvą, visada rekomenduoju 2 kartus plauti su šampūnu ir tikrai mažai šampūno piltis tą pirmą kartą, nuplauti ir antrą kartą vėl mažai šampūno. Tai prasme, ir jūsų produktai yra gan koncentruoti, tikrai nereikia daug, kad pirmą kartą neputoja, antrą kartą tikrai suputos, nes jau ir plaukas visas sudrėkintas, ir oda pridrėkinta yra, ir jisai tikrai labai gerai išvalys, bet saugiai. Dabar, kas liečia keisti šampūnus, nežinau, iš tikrųjų aš neturiu tokios, negaliu pasakyti, nes neturiu patirties tokios. Jeigu jau plaunu su vienu, tai tada su vienu plaunu. Bet ką labai dažnai savo klientėm rekomenduoju, turėti vonioje bent 2 rūšių šampūnus. Taip, nes tikrai sunaudojamės per tos 6 mėnesius, tarkim, ir pakaitalioti juos kas savaitę arba kas 2. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kiekvienas šampūnas kitas funkcijas atlieka. Ir mums kvapas taip pat, pavyzdžiui, atsibosta, mes nebejaučiam jau po savaitės, po 2 savaičių tikrai jau mes nebejaučiam to kvapo, nebėra to jausmo tokio faino. Tai jie atlieka skirtingas funkcijas visą laiką. Pavyzdžiui, aš asmeniškai naudoju, kadangi esu blondinė, naudoju kasdieninį šampūną ir šalia naudoju mikrostimulating, tai yra stimuliuojantį galvos odą.
kur nuo slinkimo, tarkim, toks truputėlį šaldantis. Tai kasdieninį naudoju dažniau, bet, pavyzdžiui, kažkokį 4-5 plovimą aš išsiplaunu vėl su tuo skatinančiu augimą. Aš netikiu, kad jie skatina augimą, bet jie suaktyvina kraujotaką. Tas labai fainas jausmas buvo. Tai dabar man toksai truputėlį irgi klausimas, o kaip tu manai, tarkim, jeigu moteris naudoja nuolatos kasdienį šampūną, tai karts nuo karto jinai galėtų ir su valomuoju šampūnu išsiplauti galvą, ar ne, kad riebaliuką efektyviau nuvalytų? Tikrai taip, ir ypatingai tada, kada planuoja užsidėti kaukę. Tai va tada labiausiai rekomenduoju, kada jau, jeigu jisai yra šiek tiek valomasis, tai reiškia, jau pH bus didesnis. Ir jeigu, pavyzdžiui, savaitgalį aš planuoju užsidėti kaukę ir ją tikrai palaikyti, tai aš išsiplaunu netgi 3 kartus tuo šampūnu. Ir tada ir visą plauką, ar ne? Ir šaknis tokiu atveju, ir tada visą plauką? Tik svarbiausia, žinai, plauko netrinti. Jį švelniai plauti, kad nepažeisti pačią plauką. Švelniai plauti galima šiek tiek, bet ne taip. Ne kaip skalbinis. Švelniai tiesiog. Bet labiausiai vis tiek galvos oda. Koncentruotis visą šampūną dėti galvos odą, o tik tai paskui jau su putom praeiti per plauką. Ar tu galėtum parodyti judesius, kaip tu plauni galvą pati savo, pavyzdžiui? Aš labai mėgstu su krumpliais. Ta prasme, aišku, iš pradžių, kas svarbiausia, šampūną visada įsauja ir ištrinam. Darai taip. Patapnoju švelniai, ne taip iš karto, kad čia uždėjau ir visas pasiliko nuo mano delno. Bet švelniai užtepu ir tada iš pradžių išmasažuoju paprastai su pagalvėlėm ir paskui labai mėgstu aš giliau su krumpliais. O šitaip pat. Visur, ypatingai šitas vietas yra ne tik, kad biškutį ir gaunasi ir švietimas šiek tiek, nes plaukas tik jisai šiek tiek pilinguoja pačią odą, bet ir labai malonu, netgi savo. Relaksacija tam tikra. Ir ta prasme, atleidėm įtampą iš galvos, kas labai svarbu, jeigu kas mėgsta vakarais, tarkim, plautis galvą, įsidžiovinti. Tai labai irgi faina po dienos darbų įsitrinti. Aš vonioju labai dažnai, kai guliu vakare, tai aš vonioju plaunu galvą. Kas labai blogai, tai kartais nueinu su šlapiais plaukais miegoti, tai tikrai nerekomenduoju. Labai gerą, tarp kitko, temą palėtei apie plaukų džiovinimą. Tu esi prieš ar už su šlapiais plaukais eiti miegoti ar neiti visgi? Ne, tai yra labai blogai, nes mūsų plaukas yra atviras dar švinelis ir pagalvės sugers viską, ką mes susidėjom, kaukės, aliejus, viską, labai blogai. Tai yra labai blogai. Tai tikrai būna dienų, kai esi labai pavargęs ir tiesiog nebeturi jėgų. Tai aš jau stengiuosi, jeigu išsimaudžiau, tai bent jau prasipūsti kažkiek tai tą plauką, dar pavaikšti, kad jisai būtų tikrai, jau užsidaręs tas žvynelis ir tik tada eiti miegoti. Bet sakau, tikrai būna čia visiems. Natūralu. Taip. O ką tu galvoji, džiovinti džiovintuvu ar palikti natūraliai išdžiūti? Vat kokie tavo yra pamąstymai apie tai? Džiovintuvu, kai išdžiovinsim visą laiką, jie gražiau atrodys, nes labai svarbu pasirinkti karštį ir srovę. Visą laiką rekomenduoju nesirinkti aukščiausios, stipriausios srovės ir didžiausią karštį. Visada imti vidutinį, tai yra sveikiausia plauka. Ir mes ypatingai, kai džiovinu, šukuoju, kad uždaryti žvynelį ir tada plaukas labiau užvilgės, tikrai nereiks nei tiesintuvo nieko. Ir iš išorės, tarkim, matai? Taip. Ir iš vidaus. Ir tada plaukas tikrai žvilgės, gražus bus ir nepažeisim taip paprastai mes to plauką, taigi ant tiek yra tvirtas kūrinys. Ok, smagu. Tai va. Gerai. Tai bet nesu prieš džiovinimą tikrai. Aš esu gal prieš karštų įrankių naudojimą labiau, turiu omeny tiesintuvą, žnyplės visokias, garbanutus, plaukų. Tai jeigu jau juos naudojam, tai kad labai labai svarbu yra karštį pasirinkti. Blondinukiam nedaugiau šiaip tai 170 yra maksimumas, bet blondinukiam, tokiam kaip tau, kaip man, tai maksimum 160 iš tikrųjų net kaip turėtų būti. Pasižiūrėsiu, su kokio aš ten džiovinuosi, nes nesu atkreipusi dėmesį. Ne, džiovintuvas tai jisai nebus karštesnis, tikrai, bet turiu meni, kad suktuvai, tiesintuvai, kad nebūtų karštesni. Aš tiesą sakant, esu pamiršusi jau, kur namuose žnyplė, žinai, tiesintuvai ir taip toliau, tai labai tuo irgi džiaugiuosi, kad užtenka, bet lygiai taip pat, kaip tu sakai, džiovinant, tiesiog šukuoti, su šepėčiu, švelniu, tiesiog šukuoti. Ir tas tiesių plaukų efektas, jis pasirodo yra realus, įmanomas ir džiuginantis. Ir kas liečia, tarkim, tos
tiesintuvus, kas pripratę yra. Tai tik čia visiškai užburtas ratas. Kuo mes daugiau tiesinam, tuo labiau sausėja plaukas, kuo jisai sausesnis, tuo jis labiau pučiasi. Išeiti iš to rato, ta prasme, labai sunku, bet įmanoma. Jeigu mes nustosim juos tiesinti, maitinsim. O maitinsim kuo? Su kaukėmis maitinsim ar kuo? Kaukės, visą laiką plaukas turi būti, jeigu jis jau yra pažįstas, jis visą laiką turi būti užpildytas. Kaukė, nenuplaunamas kondicionierius, fluidas, aliejukas visą laiką turi būti. Jeigu jisai tik tai bus vėl ištuštės, kaip sakant, banavimai visokie, nebūtinai tik blondiniam, bet ir kitoms spalvom turiuomenį. Tonavimas taip pat užpildo plauką ir kai jis yra užpildytas, jisai taip labai nesišiauš. Gerai. Man atrodo, kad mes susitiksim dar kokį porą kartų, tai tikrai pasikalbėti ir apie tai, ar ne? Ir dabar tada, Jurgita, noriu dar klausti, tu žiūrėjai, kokie yra pas mus pasirinkimai šampūnų, ar ne? Ir kasdienis, ir valomasis, ir stiprinantis, ir su augaliniu keratinu. Ar tu norėtum kažką pareplikuoti ir pasakyti, na, tarkim, apie juos, apie jų sudėtis ir kažkiek apie tai? Kur yra kasdieninis šampūnas šitas, man ir mano dukrai labai man patiko iš tikrųjų. Ir kas liečia, pavyzdžiui, jai labai riebaluojasi, jinai paauglė, jai labai riebaluojasi, dažnai galva ir jai reikia dažnai plauti, vis tiek. Aš negaliu sakyti, kad sumažino riebalavimąsi, bet jinai jaučiasi, kai gauna galvą, švari galvos oda, va tas labai fain. Sako, mama, aš tikrai labai džiaugiuosi, pagaliau atradus savo šampūną ir kas man svarbu, kad nėra labai stiprus kvapas. Taip pat yra pas jūs maitinamasis šampūnas, organinis. Taip. Tai va šitą taip pat labai norėčiau, kadangi kvapas labai švelnus ir tinka gal jautriai galvos odai. Taip. Ir tikrai va šitie du gal man labiausiai išskirtiniai būtų. Apie kitus per daug dar negaliu nieko sakyti. Visų jų sudėtis yra geras. Tikrai pilnos natūralių ingredientų. Daug metų dirbu su tokiam kosmetikom, kur natūralūs ingredientai yra sudėti, tai daug ką pasako apie produktą. Kodėl tau svarbu rinktis natūralumą ir sveikesnį produktą? Man nėra taip svarbu, kad būtų vien tik tai natūralus. Man svarbu, kad būtų kokybiška sudėtis. Kaip sakau, mokslas ir gamta jau eina kartu. Va tas man yra gal svarbiausia. Nes jeigu aš vien tik tai žiūrėsiu natūralius produktus, jie ne visą laiką yra tokie veiksmingi, bet jeigu jau yra sukurta su mokslininkais padaryta ta sudėtis tokia, kad ir gerai išplautų, ir nesugestų ten po savaitės, ta prasme, tokie dalykai irgi yra svarbu ne tik kaip kirpėjai, bet kaip paprastam naudotojui. Tai vat, man tas yra svarbu. Kas liečia, pavyzdžiui, man, aišku, nežinau, kas seka, tai žino, kad labai svarbu yra kvapai. Ypatingai šiais laikais labai daug yra ne tik alergijų nuo kvapų, bet labai yra disbalansas hormonų. Prasme, astmos labai pas moteris pasireiškia, nes tie sintetiniai kvapai dabar yra visur. Jeigu anksčiau aš ateidavau į parduotuvę, tarkim, prabangiai ir man faina būdavo, kad labai skaniai kvepia, tai šiai dienai aš tų parduotuvės atrodo greičiau tik išeit lauk, taip, nes per stipriai visur yra tų kvapų per daug. Ir pas mus pačius skalbikliai, gaivikliai, indų plovikliai, ten tokie, apie kvepalus tai aš iš viso ir savo dukrą mokinu, kad jau kuo mažiau. Tai va, tai ką noriu pasakyti, man labai patinka, kad pas jūsų produktai tikrai švelniai kvepia, ne per stipriai. Ir daug, kiek žiūrėjau sudėtis, tai tikrai daug yra natūralių visokių ingredientų. Taip. Džiugu. Smagu tave girdėti. Ar yra dar kažkas? Ar atsakiau tavo klausimą? Taip, tikrai taip. Ir iš tiesų labai su tavim sutinku, kad dėl tų parduotuvių kvepiančių tikrai anksčiau buvo požiūris vienoks, vau, kaip skanu ir taip toliau, o dabar tik tai ir galvoji, kad na visgi tai yra sintetika ir keliauja pas mus ant odos ir į organizmą, ir imunitetas, ir kraujas, ir sveikata, ir hormonai, kas tik tai nori, ar ne, bet čia jau nebe mūsų tema. Nesakyk, jūsų šampūnai, sakau, man tas iš karto gal labiausiai užkabino, kad kai pradėjau naudoti, kad man patiko kvapai, kad jie yra švelnus, nestiprus, tikrai labai natūraliai kvepia, tai man tas labai užkabino. Ir aš manau, kad šią dieną yra daug tokių, bent jau aš kiek bendrauju su klientams, su draugiam, tai daugam jau yra tas svarbu. Nebenori ten tų prabangių sintetinių kvapų, kur sakau, vis savo nekvepia. Ta prasme, kuo mažiau, kad kvepėtų, aš, tarkim, turiu savo kvepalus, aš norėsiu ir pasikvepinti galų gale, ne? Tai neturi plaukai kvepėti vienaip, o aš kvepėti kitaip. Tai va.
Super. Nu, labai geras tam kalbėtis. Aš jau noriu su taim dar. Tai manau, kad mes kitą kartą sugalvosim irgi pasikalbėti apie kaukės, ar ne, apie nenuplaunamus kondicionierius, apie dar kokius nors aliejukus karščiui nuo karščio ir visą kitą, ar ne? Taip. Taip, sakau, ačiū tau už naudingą informaciją, tikiuosi šitas turinys buvo naudingas ir kiekviena iš jūsų kažkokią bent jau žinutę savo išgirdot ir ką, Jurgita, iki malonaus kitą kartą. Labai lauks, man vis laik gera labai Super, gerai, ačiū tau. Ir labai dažnai tas ir puliukas. Šurpai eina, energijos vaikšto, ar ne? Gerai, ačiū tau už laiką, tuomet ir iki pasimatymo.